Jei norite susitvarkyti dviračio kamerą, jums tereikės raktų komplekto, kameros klijavimo rinkinio arba naujos kameros bei pompos. Pirma reikėtų atlaisvinti stabdžius atkabinant troselį, kad stabdžių svirtelės netrukdytų nuimti ratą. Tam, kad nuimtumėme galinį ratą, perjungiame pavaras, kad grandinė atsidurtų ant žemiausių žvaigždučių priekyje ir gale. Taip grandinė yra minimaliai įtempta. Tai palengvina rato nuėmimą ir uždėjimą. Atlaisviname greitaveržlę ir turime nuimtą ratą. Tuomet galime nuimti padangą. Jeigu padangoje yra oro, išleidžiame padangą. Šiam reikalui galite pritaikyti ir bet kokį buityje randamą daiktą – rašiklį, atsuktuvą ar raktą. Centurion dviračiai komplektuojami su sportinio tipo vožtuvais, tad išleisti padangą galima ir pirštais. Pasirenkame rato sekciją ir tada tarp padangos ir ratlankio įstatome pirmąją mentelę. Antrąją mentelę įstatome maždaug per 15-20 cm nuo pirmosios ir nulenkiame jas žemyn. Dalis padangos šono turi nušokti nuo ratlankio. Toliau, traukdami mentelę aplink visą ratą, nuimame padangos šoną ir galime išimti kamerą. Norint padangą visiškai nuimti nuo rato, tai lengvai galime padaryti rankomis. Nuėmus padangą ir prieš montuojant naują kamerą, rekomenduojama apžiūrėti padangą, ar joje nėra įstrigusių aštrių objektų. Taip pat ir patį ratlankį. Pradurtą kamerą beveik visada galima suklijuoti pasinaudoję padangos taisymo klijavimo komplektu. Paprastai su jais yra pateikiama ir naudojimos instrukcija. Tačiau rekomenduotina naudoti naują kamerą, nes klijavimo vietoje kamera praranda elastingumą ir tai sukelia nelygumus padangoje. Juolab, kad naujos kameros kaina nedaug tesiskiria nuo kameros remonto komplekto kainos. Montuojant padangą, atkreipkite dėmesį, ar ant padangos nėra nurodyta jos sukimosi kryptis. Įstatinėjant naują kamerą, ant ratlankio pirmiausia užmaunamas vienas padangos šonas. Tai padaryti galima rankomis užstumiant šoną ant ratlankio. Tada galime į padangą įstatyti kamerą. Kamera ant ratlankio pradedama dėti nuo ventilio įstatymo į ratlankyje esančią angą. Įstatinėjant kamerą svarbu, kad kamera būtų truputį pripūsta, tam, kad teisingai ir tolygiai atsigultų į padangą nesusisukusi. Taip pat labai svarbu neprispausti kameros tarp padangos ir ratlankio. Teisingai įstatytas ventilis turi būti statmenas ratlankiu ir nukreiptas tiesiai į rato ašį. Antrasis padangos šonas, priklausomai nuo padangos, gali būti montuojamas vien rankomis arba pasinaudojant mentelės pagalba. Montuojant rankomis procesas lygiai toks pats kaip ir dedant pirmąjį šoną. Jeigu iki galo užmauti rankomis yra sunku, galima naudoti menteles. Tačiau prieš tai reikia išleisti orą iš kameros, taip sumažinant kameros pažeidimo mentelėmis tikimybę. Priekinio rato uždėjimas yra paprastas. Tiesiog įstatykite rato ašį ir užverškite. Greitaveržlės svirtis turi būti kairėje pusėje. Galinis ratas įstatomas prieš tai uždedant grandinę ant mažiausių žvaigždučių priekyje bei gale. Belieka tinkamai pripūsti padangą. Informaciją apie rekomenduojamą slėgį jūsų padangose galite rasti ant pačios padangos. Tačiau mes nerekomenduojame padangų pūsti iki maksimalaus leistino slėgio ribos, nes tai padangos dažniausiai perpučiamos. Geriausia būtų pripūsti iki minimumo ribos. Šioms padangoms rekomenduojamas minimalus slėgis yra 3,4 atmosferos. Nepripūstų padangų šeimininkams gresia greitas padangos dėvėjimasis, didelė padangos pradūrimo tikimybė, prastas sukibimas bei nekokia dviračio kontrolė. Rūpinkite savo dviračiu. Smagaus pasivažinėjimo.